Labas vakaras, draugai ir sekėjai. Esu Švedijoje. Tai va, tokių porą trumpų įžvalgų noriu padaryti. Koks požiūris į savo šalies piliečius, tiek vienoje šalyje, tiek kitoje. Stoviu parkinge. Čia dar gali šalia atsistoti 3 fūros, bet šiuo metu nėra jų. Vienas esu. Čia va yra viešas tualetas, šiukšliadėžės. Tvarkinga, gražu, prižiūrėta pas juos yra. Aišku, dabar sniegas, žiema, prisnigta. Gražu yra. Čia va toks yra viešas tualetas. Užeikime į vidų. Šviesa automatiškai užsidegė. Tualetas pritaikytas tiek invalidam. Vanduo yra, muilas, popierius rankom, tualetinis popierius. Naujagimiam vystyti, pampersiukus pakeisti. Ne naujagimiam biškį. Vyresniam vaikučiam. Vanduo tiek karštas, tiek šiltas. Šildomas tualetas, šiltas. O kaip galvojat, kaip situacija yra Lietuvoje su tualetais, su viešaisiais tualetais? Nes čia yra viešasis tualetas. Čia, kur aš stoviu, viešasis tualetas. Ir tie tualetai yra praktiškai kiekviename parkinge. Visuose parkinguose normaliuose yra tualetai, išskyrus lauko aikšteles, kur galima sustoti. Jie visi yra prižiūrėti, sutvarkyti. Visą laiką tu surasi tualetinio popieriaus. Nereikia galvoti, einu į tualetą, ar čia su savim neštis ruloniuką ar ne. Visą laiką tu surasi. Tam tikrų laikų atvažiuoja, juos išvalo, sutvarko, pakeičia, papildo muilą. O kaip Lietuvoje galvojate? Yra viešasis tualetas Vievėje, autobusų stotys. Jo, bet vis uždarytas. Kam ten samdyt kažkokią valytoją, mokėti už tai pinigus? Kam tai reikia? Sekantis tualetas yra kur? Arimas A1, Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Kur šitam arime galima surasti dar vieną tualetą? Aišku, Mijaugonis. Ten yra aikštelė tokia. Ir ten yra tualetas, taip. Aišku, ten jis neužrakintas, bet jis prišiktas yra. Kada tu neužėki jį, šūdai nevalyti tam tualete. Sekantis tualetas aukščiausia vieta. Taip, ten jau prestižinė Lietuvos vieta. Ten jau tualetą pavalo. Ten tualetą patvarko. Aišku. O kur dar yra tualetas? Aišku. Dar vienas tualetas yra prie Piligrimų užeigos. Jau važiuojant nuo Klaipėdos, duobėta automagistralė, išdaužyta. Dar vienas tualetas Piligrimas. Ten kažkada buvo prižiūrėtoja, rinko pinigus, 50 centų, jeigu nori kažkokį reikaliuką padaryti. Ir dušas ant 2 eurai buvo, atrodo. Neatsimenu. Panašiai, bet neteko man ten maudytis, nežinau. Paskui kam čia mokėtai prižiūrėtai pinigus, geriau sumutokim kameras ir meskime po 5 centų į lėkštutę. Aišku, kaip pigiau, pinigai susirenka. Ir ką? Kaip dabar, koks įvaizdis, kai atvažiuoja užsienietis į Lietuvą? Koks įvaizdis? Ką jis galvoja apie Lietuvą? Jis atėjo į tą tualetą. Ir va, vėl čia, toj pačioj aikštelė dar vienas tualetas. Irgi viešasis tualetas. Mes galim užeiti į vidų, pažiūrėti, kas čia yra. Va, prašau, tualetas pritaikytas
invalidam, popierius, vanduo, prašau, muilas, taip pat vystyklus pakeisti vaikučiam mažiukam. Galite mane pažiūrėti, koks aš gražus šiandieną. Va, netikėtai užeini į tualetą, ar tu radi tokį šūdą kaip Miaugolio tualetą? Nu, aš manau, ne. Ir ką dabar gali pagalvoti užsienietis atvažiavęs, koks švedas į Lietuvą? Pamato supistus kelius, nori tualetą užeiti ir ką jis galvoja? Kad ir vyriausybė tokia pati, kaip tualetai Lietuvoje, sušikta sėdi vyriausybė. Tiek visų laikų geriausia ministrė pirmininkė, tiek tas užsienio ministrėlis. Nu, ką daugiau gali pagalvoti? Ką daugiau gali pagalvoti apie valdžią, pažiūrėjus Lietuvos kelius ir tualetus? Tai, aš manau, apibendrinus, geriausia, kas galėjo nutikti Lietuvai. Kaip jūs manote? Pakomentuokite. Pakomentuokite. Kam patinka, palaikinkit. Kas bijote teisybę, tai nieko, sėdėkite kamputį, parūkykite. Sėkmės. Gero vakaro, draugai. Nu tai pabaigai, draugai, norėjau paklausti. Kiek žinote Lietuvoje viešųjų tualetų, kaip jie yra prižiūrėti ir aplamai, kokia Lietuvoje yra kelių būklė? Jūs patenkinti? Kaip manote, gal reikia padidinti vilkikam sunkiajam komerciniam transportui kelių mokestį, kuris yra šiuo metu praktiškai šiek tiek didesnis negu Švedijoje? Ar norite mokėti už kelius? Oi, atsiprašau, ne kelius, kur tai Lietuvoje keliai arimai, už duobes, provėžas, kažkokius pinigus mokėti? Ar jūs norite mokėti pinigus ir už tai kažką gauti? Kam patiko video, palaikinkit. Parašykit komentarę, ką jūs galvojate. Ką, iki malonaus.